Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip elektroniniu būdu įsteigti įmonę. Taigi pradėsime nuo to, jog prisijungsime prie registrų centro savitarnos. Įvedame asmens kodą, spaudžiame jungtis, pasirenkame, kad jungiamės kaip fizinis asmuo, keliaujame prie juridinių asmenų registro, spaudžiame juridinių asmenų prašymai, pasirenkame prašymas registruoti JAR, pasirenkame teisinę formą uždaroji akcinė bendrovė, nurodome pasirinktą įmonės pavadinimą, įvedame buveinės duomenis, įvedame unikalųjį kodą, spaudžiame ieškoti ir paspaudžiame ant negyvenamosios patalpos. Nurodome patalpų savininką, kadangi šiuo atveju yra juridinis asmuo, įvedame jo įmonės kodą ir spaudžiame ieškoti. Paspaudžiame ant įmonės ir toliau keliaujame prie įmonės veiklos. Nurodome veiklos laikotarpį neribotą, nurodome veiklos tikslus ir toliau keliaujame prie akcijų ir įstatinio kapitalo. Nurodome akcijų skaičių, nominalią vertę, akcijos emisijos kainą, pradinio įnašo terminus bei likusios dalies terminus. Taip pat nurodome akcijų rūšį. Toliau keliaujame prie įmonės steigėjų. Nurodome akcijų skaičių bei pradinį įnašą. Įvedame įmonės organų duomenis. Pasirenkame vadovą, įvedame vadovo duomenis, įrašome asmens kodą, vardą bei pavardę ir spaudžiame ieškoti. Pasirenkame pareigas, nurodome direktorius, direktorę. Taip pat prie organų pridedame visuotinį akcininkų susirinkimą. Toliau keliaujame prie kitų duomenis, įrašome, ar už juridinio asmens steigimą bus mokama atstovai. Toliau keliaujame prie įmonės kontaktinių duomenų, nurodome telefoną bei elektroninį paštą. Paspaudus tęsti, laukiame, kol buveinės savininkai pasirašys buveinės sutikimą ir pasirašome kitus dokumentus. Pasirašius steigimo aktą, įstatus ir kitus dokumentus, spaudžiame tęsti. Atidarius kaupamąją sąskaitą, laukiame, kol bankas suformuos sutartį ir suformavus sutartį pervedame įstatinį kapitalą. Pervedus įstatinį kapitalą, laukiame, kol registrų centras suformuos krepšelį ir galėsime jį apmokėti. Suformavus registrų centrų krepšelį, jį apmokame ir per 3 darbo dienas įmonė bus įsteigta.